Labą rytą, mano maliugėlį. Jie tau nepykit už tokį vaizdą. Labai užtinusios. Ne, iš tikrųjų tai nesu. Čia tik biški tokia rytinis kažkas. Dabar yra kiek valandų, 6 kažkur. Ai, man tas matas. Po 6 kažkiek. Nelabai suprantu. Po 6. 9. Atrodo. Nežinau. Tai va. Aš galvoju, šiandien jums praeitą kartą pamelavau, nes aš pat nežinojau, tik vėliau sužinojau, kad daktaras susirgo ir atkėlė man tą operaciją, tai va, važiuoju rytoj. Rytoj važiuoju į Kauną. Vienu žodžiu, savaitę buvo nuskėlę. Buvau namuose visą savaitę. Vakar Instagramą įkėliau nuotraukų. Ten iš Palangos. Palangoje šoka ten Linutė. Ten daug vienu žodžiu. Gatvės, kažkas ten. Viso Basanavičiaus gatvė buvo šoko ten visi. Tai įkėliau nuotraukų biškį. Biškį ne iš ten, biškį iš, kaip tie laukai vadin, rapsų laukų. Biškį iš ten, vieną kitą, teko pakuot, kelnes ten džemperį, nusitepę, kalnų šliaužiau, nurapavau, paliko žali kelienai, bet viso ko gražios nuotraukos gavosi. O dabar galvoju, reikia keltis, taip gerai guliau. Man biškį praėjim, atskavavom biškį. Guliu, taip gerai gulėt, taip tingi, bet galvoju, reikia eiti į dieną. Dar reikės paspartuoti, bet nefilmuosiu jums, to nerodys. Galvoju, tai komodai stalčius yra pastrigęs, o tam stalčiuje yra grąžtukai tokie trumpučiai. Ten aplink sluotą uždėt, kad susiklijuot, kad neįdėtų jinai. Gal nebūtų per daug, bet visų pirma reikia įeiti tą komodą. Ką aš nežinau, ar pavyks padaryti. Bet reikia eiti dabar pasportuoti. Su jumis susitiksiu pasportą susitiksiu. Nes, kažkai, mirkčioju, nes traukus, plėvė kažkokia tokia. Gerai. Palikau sustabdytą kamerą, tai neįsijungia. Man įsikraut telefoną, pasibaigti. Bet niek. Iš temų užsisakiau tokį. Bet, aišku, jis trumpesnis. Nei ten tą stovų, kur turiu. Labai trumpas. Bet niek. Ir tos auskarus. Jeigu rasiu nuotrauką, įkelsiu, kaip turiu. Kaip man atrodė temų, kai ieškojau tų auskarų. Nes, aš neįsivaizdavau biškį net vokius, bet yra kaip yra. Labai tingėjau kažko sportuoti šiandien. Nežinau.
Nu, tai biškį pakalnau kojas, bet nesportavau, kad ten daug. Pirmą kartą dėdau, mane įspjaus. Kažkaip man taip nepatikimai atrodo. O tiek įsitemp. Jeigu, tik tiek, gal nematė, nežinau. Žodžiu, bet ant turėtų daug, man atrodo, išsikelti. Ai, čia daug. Bet vis tiek nepakankamai. Nu, bet kadangi man gerai bus, tai gerai bus. Kodėl aš dar su tais pačiais naktiniais įdomu, ane? Kodėl? Todėl, kad aš nenorėjau jų kitų mautis, nes išvažiuoju į Kauną, tipo. Jau galvojau praeitą savaitę važiuosim, bet taip jau išėjo, kad apgavo mane. Kad nepasirenk dienos, nepasakys, aš apsireikšiu pas tave tada ir tada. Jinai kada nori, tada ir apsireiškia. Va, gefühliniai tai triusikai. O kodėl taip tamsu, aš nesuprantu. Tai čia aš gal, pašvis, gefühliniai tai triusikai, va, suplyšę, tai susivau, bet suplyšę, mes lauką. Jau, jiems tai viskas. Turiu aš tų triusikų, kad būtų vienintelį tada gelbėčiau. Buvau susisivus, bet prisiūlė kažkaip matyt pasitempė. Išėjo vėl. Tave buvo atidaręs. Kuo tu vėl nebeatidarai? Geras. Atrodo, tave buvo atidaręs. Tantų nebuvom, bet jaučiu nieko. Šitam stalčiui. Nu, bent jau kol kas aš nematau. Aš galvojau, šitam bus, bet... Tai kaip man čia dabar? Tu neatidarai. Nu, bet neatidaryk. Radau, bet aš tavęs vis tiek noriu laukiant, kad tu išeitum. Čia išmušu.
Atitraukiau, bet užtraukti nebišėjai. Čia kažkas ir va, išleidai. Ja. O kaip man reikės įeiti. Ką tu? Kaip? Nu, čia turi įlyst. Įbėgs. Tai labai. Nu, atrodo gerai dabar. Oho, pavargo nugara. Bet nieko. Būtų kaip gerai, bet čia per žemę. Sakykim gerai. O tas atsidaro irgi. Turiu vartus akinių, bet nežinau, jo rodo, kad vaja vara. Bet, ką žinau, paprastai ir tokia, aš nežinau, kaip čia naudojasi. Arba aš nemoku, nežinau. Paprastai čia ir visiškai be nieko užsidedu. Taip, čia, negnip man, užsidedu, kaip nieko kinės. Niek. Aš nežinau, čia gal kišas, kas, nežinau. Kai ateis laiks, aš sužinau, ką dar pamačiau, tai kėlė. Tik tai, kai tas laiks ateis, tai aš nežinau, kada.
tegu laukia savo dienos. Au. Oi. Servetėlių kalėdinių turiu pilną. Kas čia man kartus? Tu papač. Tu turi būti ant viršaus, ne papač. Tai ko tu čia? Neleid kažkas. Bet ką, pirštų neprisignybsim. Svarbu vidui talsiai savo vietose, kaip jie stovi, tai ei. Nu, pasivaikščiosim. Oi, nukritote, ne? Ot kaip kai linksmo, ne? Laikai. Jūs neišlaikėte, ne? Nereikia jų kalti, blema. O, pusindu. Tada viens apel. Manau, kam tampyti. Įmes. Tai aš geriau. Bet kaip per. Nukrutai. O kažkaip kreivai. Ten, tikrai man trusikas biškis pešiuoti iš šonos. Nes matytų tas, neturėtų matyti. Nu, čia dvi pačios. Jo. Turėtų būti, ką lengviau man būtų. Tokius. O, juoda. Čia negalbūt ką. Aš tokius pasirinksiu. Tai žinot, mano mėgstamiausi tie saldainiai. Tai reikės pasiimti. Žodžiu. Dabar reikia iš manęs šluotą pasiimti. Čia eisim.
gal kas nors žiūrėt ir atsimenat tą slotą, kaip bandžiau sudėti. Su pakeliukai dėjau, bet... Ne, kreivai stovi, mat. Aš nesuprantu. Tai va, per tą vietą vis tiek, lankstas, vis tiek sunkiai reikia išvynioti. Geriau būtų sužiūrėtam, bet vis tiek man reikės daryti. Einam su žirkliu pasiims, vis tiek reikės, kaip aš nepagalvojau anksčiau. Nu, gerai, sustabdysiu. Štai ir aš parėjau į tokią linksmą pagalvėlę, nusipirkau Palangoj. Fain, man jin patinka. Į Kauną vežiuos. Ja. Tai parsinešiau šiaip ne taip žirklės. Bet man kreivai vis tiek. Aš nežinau. Kažkoks kreivas. Kreivas esi, ne? Nenoriu tiesiai man stovėti ir noriu to ką. Ne, tas juodas daug geresnis. Ai. Kol aš pasiėmiau tą pagalvėlę, užkritus buvo kai kur, tai su tom žnyplėm, tokias turiu žnyplės. Negalvokit, kad aš čia neturiu tų, ten neparodysiu, jau tikrai. Čia. Pagaliukas. Neturėtų būti. Oi, gal kažkur ne ten kaip. Kas čia žino? Aštras ir. Ai, kitų pelinių. Labai aštras. Nu va. Kiek pagaliukų daug turėjai su dabar. Aš visklė nepapildysiu. Jie naudojami man netik. Kiek metų prabuvai? Kokius 5, tai tikrai. Nieks tavas nenaudoja, nes to neveikia. Kur man davė? Oi, kojų pučiu, sustūmė. Tu šluota negera, nustūmė ją, ne? Bet tie grįžtukai, kažin laikai. Sulaikė. Lemba.
Vaikštinė ten, akinių neturiu kaip. Jeigu neveiks, tada reikės prašyti, kad jau patvarkytų. Galėtų veikti. Tas medis per minkštas, galvojau gert, bet gyveni ir mokys, o ne? Jo. Ai, čia visur neatvyniosiu, nebūtinai. Čia tik taip, kaip reikia pridėti, va. Kad gerai. Čia geležiniai, bet iš temų tai nenustebčiau, kad sulinktų ir ne. Tai net ne. O ta šluota tai iš tikrųjų tai gera. Oho, tai dar. Kiekvienas atsveria. Pažiūrim. Ne, tvirta. O. Na. Tikiuosi, tvirtai man čia laikysis. Dvipusę lipnią juostą reikia apsukti. Ką laikytų? Taip, Aha, kambarį, panelė. Būk dabar ten. Jau kad esi ir būk. Ai, jūs, gal, nematėte? Reikia nulupti. Aha, uždarytas, dabar neišeis. Vat, kažkur neįmatysi, kad reikia. Nulupo, bet kas iš to, kad nulupo. Nematysi, tai nematysi. Ką jau padarysi.
Aš tikiuosi, šį kartą geriau atlaikys nors kažkiek. Ai, o su tom saulėgrąžom. Kaip vėl pamiršau, kokiam tam lauke fotografuoti, ne ryžių, rapsų lauke, va. Įmesiu nuotrauką. Čia tikriausiai kažkur. Tokį auksinį vakarą pagavom, auksiniam spalvom. Buvo fain. O kur daugiau? Man reikia daugiau. Oho. O čia tokia, žodžiu, gal užteks kraštėlių. Oi. Žinau, čia brangus gal dalykas tokie, bet, man geri. O, jau kažkas piešia prasideda. Čia. Aišku, oi, gal ne. Niekada nekalatais. Čia tik su dvipusė lipnia juosta dabar. Tas laikas. Tu priklijau. Nesinervuok, Puka, aš girdžiu. Jau draskai galanda nagas. Žinokit, jeigu daiktą turiu kažkokį, atrodo, tau jo dabar nereikia, nu kur aš dėsiu, bet pasidėk, kada nors ant stalo pravers. Kaip aš turėjau tokius iš popieriaus gėlės, tipo, juostelę susikarpus buvau gėlėm tam daryti. Nu, į 15 metų prabuvau saldžiai, bet prireikė vieną dieną. Vieną prireikė ir gerai, kad turėjau. Ir panaudojau aš. Bet niekada nereikia išmesti daiktų. Aš tokius stambų jau nebėra, ne? Stambų nebėra, tiesim tokius plonytus. Bet vis tiek matau. Gal atlaikys kažkiek. Čia kada kur nors lies. Bet jau nežinau. Nu, čia neįdomu. Čia aplinkui tik
apdėlioti va. O lipni juostų. Kėdai nepasirašiau visiškai. Bet lipni juostų ten ant stalo. Manau, turėtų tvirčiau laikytis. Gal kiek tvirčiau, nežinau. Bet gal laikysis kažkiek tai. Čia faktas. Reiktų. Kaip ir tų kraštukų, nereikėjo man, bet laikiau, sugalvojau, kur panaudoti. Daiktai visada randa savo vietą. Tik kartais jų labai ilgai ieško. O žadėjau jums kelti kaip nagus daros, nebekėliau. Nei jums reiktų video, nei ką. Nesigavo. Nagi gavos, bet video nesigavo. Iš kur tu iškrutai? Čia kažkur. Todėl pats dabar užklijuokim, bet... Lankstysis, bet gal tvirčiau. Aišku, tas tvirtumas gal nebus. Aš negerai, tą dvipusą blemba, gaila biškį, bet o ką daryt? Ką daryt? Kad taip jau išėjo. O ne. Pasilikim dar 5 centimetrus ląstelės. Taip jau yra, kai o taip su tampas. Gal reiks nesilaika. Aš nežinau. Taip paplaukus atrodo gerai, bet stipriau jeigu paspaudus atrodo, tai šūdas. Vienu žodžiu. Nežinau, reikės prašyti ant to. Nes čia man nieko nesigavo. O tada tiek aš man buvo tos juostelės. Aš bent jau pabandžiau. O kad nesigavo, tai čia jau ne mano bėda.
Oi. Čia darytų. Tokia mažiukas. Kaip adatos dydžio. Tokia. Nežinau. Matos, nematau. Nematau. Gaila pasakyti, nematau. Kai atrodo, matai viską, bet nematai. Tai, ką jau padarys? O. Aštuonios. Karač. Nenusisekęs. Ir vėl aš kramtu. Neturiu jėgos. Neturiu. Užrašysiu jums tą Instagramą čia, kad pafollovintumėt mane, pažiūrėtumėt nuotrauką. Na, ką noriu tą darykit. Jau man nesvarbu. Nu gerai, su jumis buvo, nežinau, ką ten norėjau pasakyti, Onutė vėl, bet ne. Su jumis buvo Simutė iš Mažeikių. Šiuo metu stebuklingai gražių Mažeikių. Taigi viso.